Va, paugame Oi, kokia žinutė metrinė. Miela Eglė, sakykite, ar šie metai man bus sėkmingi meilė, ar man labiau vertėtų investuoti į save patį. Tai pasižiūrėsiu. Eik, ir kortas mums išmes ir kažkokį alkoholiką turim, žiauriai gerai. Čia kol kas pats geriausias būrimas. O tu gali man savo gimimo datą atsiųsti, mėnesį ir dieną, Pauliau, aš tau pasižiūrėsiu. Tai 192-02-06. Matau, kad aiškinsies santykius, kažką bendrausi. Bendrausiu su kažkuo. Gerai. O čia eina išdavystės. Pas tave su sveikata problemas gali būti. Tau gali būti daromas 3 arba 4 operacijos. Gali tavo artimoje aplinkoje iš tavo mylimų žmonių kažkas numirti. Ką čia reiškia? Likimas ar laisva valia vadinasi, dar kitaip tariant. Aha. Tai reiškia, kad pas tave, kas vyksta gyvenime, viskas yra nulemta. Jeigu atsiduri tam tikrose situacijose, tu gali atsidurti kino teatre, kur ateis susišaudyti, gali gyvenamą vietą prarasti, gali ir... Ką tik įsikėliau? Tu esi vandenis. Taip, vandenis, taip. Vasario 6, ne? Taip, vandenis. Linkęs į paleistuvystę, tol kol nesutiksi savo skirto žmogaus. Tu gali skristi lėktuvu, lėktuvas ten motorą sugesti. Ne pas kiekvieną sugenda lėktuvo, ne, bet tu va tokiam lėktuvė atsiduri. Man nusimato 3 operacijos. Aš būsiu lėktuve, kuriame suges variklis, kino teatre, kuriame įvyks šaudimas, atims būstą. Aš esu paleistuvis ir mane išduos. Viskas yra nulemta, niekas nėra mano rankose. Na, ką aš jums galiu pasakyti, hebra, po šito aš jaučiuosi daug geriau.